Jeigu domėjotės išmaniomis EasyViz durų spynomis, tikriausiai matėt mano anksčiau padarytą DL05 apžvalgą. Šiandien ant stalo turiu naują DL06. Iš pirmo žvilgsnio jos panašios, tačiau DL06 išsprendžia vieną didelę problemą, kurios DL5 išspręsti negalėjo. Taigi, pažiūrėkim, kuo jos skiriasi. Didžiausias skirtumas – korpuso plotis. DL5, kaip matot, yra masyvesnė, o DL6 korpuso plotis yra vos 40 mm. Kodėl tai svarbu? Jei jūsų durys turi siaurą aliuminio ar plastiko profilį su stiklo paketu, DL5 ten tiesiog netilptų. Taigi DL6 yra sukurta būtent tokioms durims. Funkcijos išlieka tos pačios, net 5 skirtingi atrakinimo būdai. Kaip matom ant dėžutės, pirštų antspaudas, kodas, korteliai, mechaninis raktas ir EasyViz mobili programėlė. Na, o pats pirštų antspaudas abiejose spynose integruotas ant pačios rankenos, kas yra super patogu. Dar vienas skirtumas – baterijos. DL5 naudoja standartinės 2A dydžio baterijas, naudoja 8 vienetus, 4 yra pagrindinis, 4 yra rezervinės, o DL06 rasime įkraunamą 1450 mAh bateriją. Rankenos turi integruotus garsiakalbius, todėl paspaudus durų skambučio mygtuką girdėsime garsinį signalą ir šias durų rankenas taip pat labai patogu susijęti su kitais EasyViz produktais, tokiais kaip EasyViz apsaugos sistema ir netgi nustatyti taip, kad paspaudus durų skambučio mygtuką signalą taip pat girdėtume per apsaugos centralę. Taigi, pažiūrim, ką gaunam dėžėje. Vos atidarius dėžę mus pasitinka instrukcijos, greiti starto gidai ir turim tokį montavimo ir gręžimo šabloną, kuris yra labai reikalingas ir jo neišmeskit. Turim visus montavimo varžtelius ir žinoma turim pačias rankenas. Kaip matot, gerokai siauresnis modelis, lyginant su DL05, yra dvigubai siauresnė. Kaip ir ankstesnė modelį, taip pat turim vaikų užrakto mygtuko ir kartu komplekte taip pat gaunam durų spyną ir akumuliatorių. Akumuliatorius dedasi į vidinę spynos dalį ir jį pakrauti taip pat labai patogu, nes Type-C jungtis lieka neuždengta. Iš esmės taip atrodo pati išmani EasyViz DL06 rankena ir mano šiuo metu kyla akivaizdus klausimas, tai visgi kurią rinktis? Jeigu jūsų durys standartinės, medinės ar šarvuotos, EasyViz DL05 vis dar puikus ir tvirtas pasirinkimas. Galiu tai patvirtinti ir asmeniškai, DL05 modelį susimontavau pats ir naudoju jau beveik metus. Per visą šį laiką jokių strigimų, jokių problemų ir baterijas keičiau tik vieną kartą, tai rankena net ir naudojant kasdien, energetinis efektyvumas tikrai stebina. Bet jei ieškote kažko modernesnio, turite siauro profilio duris arba tiesiog nenorite pirkti vienkartinių baterijų, DL06 vienareikšmiškai yra laimėtojas. Na, o kitam video parodysiu DL06 sumontuotą realybėje. Pamatysite, kaip ši rankena atrodo sumontuota ant durų, kaip veikia mechanizmai ir kaip jis susitvarko su realiomis kasdienio naudojimo sąlygomis. Dėkit pirštą į viršų, prenumeruokit kanalą, įsijunkit varpelį. Tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.